Labą dieną, su jumis aš Gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Nepaprastai įdomios temos man pačiai, kaip išlaikyti savo sveikatą vidutiniame amžiuje, neperdegti, neturėti lėtinių lygų. O tas gražusis gyvenimo periodas, kai jau galime pailsėti virš 65 metų, kad lakstytumėm, kad nukeliautumėm, kad būtumėm labai gyvybingi. Na, aišku, tada tinka tas gyvenimo būdas, gal šiek tiek lėtesnis slow living, bet ir kelionės kiekvieną dieną nevykdome. Ir tikrai galime savo daugiau paskaityti knygų, pasižiūrėti filmų, atlikti su savimi įvairių praktikų. Ir dėstydama sveiką amžėjimą holistinio ugdymo institute labai susidomėjau plačiau, ne aš viena dėstau, fiziniais pratimais ir būtinai rekomenduoju kreiptis į specialistą, kad išlaikytumėt raumenų masę, kad jinai nenyktų, kad parinktų jum mytybą, jeigu jau daug sportuojate, būtent sportininkams skirtą. O aš pakalbėsiu, kaip vakariečiai taiko atjauninimo meną, kuri Sajurvedoje vadinamas Rasajanos menu, būtent mum, vakariečiam, šitą meną irgi galima taikyti ir taiko biohaikingą. Biohaikingą patarsiu tiem, kas jau 70 plus, kurie visiškai nieko nedarė, nu tiesiog nebuvo nesveiko gyvenimo būdo, tai yra girtuokliai socialūs, valgantis naktį, rūkantis, kemšantis vien dešras, neverdantis valgyti. Tiesiog nesportavo, valgė vidutiniškai ir vidutiniškai mesto. Tai pirmiausia, nesizoliuokite, būtinai priklausykite kokiai nors bendryjei, ypač kažkokių žygeivių, choro ar ką, kur yra pozityvūs žmonės, tik pozityvūs arba kurie padeda visuomeniai. Venkite ilgo sėdėjimo, kad ir kaip trauktų tave ir įvairios žinios. Nesisamdykite patarnautojų, jeigu ir turit pinigų, nebent ten jau sunkiem darbams sodo, nes kuo daugiau judėsite, tuo geriau jausitės. Ir gyvenimo būde turi likti vietos darbui, jau ne tam, už kur pinigus uždirbam, o tą savo būčiai ir būtinai pagalba kitiem. Tai gali būti pagalba ir giminėm, ne tai kažkoks jau labai didelis labdaringas darbas. Ir būtinai išlaikykite gerą mąstymą, kognityvinės funkcijas, pakeiskite vektorių duoti. Dabar savo žinias, savo dvasingumą, savo gyvenimo patirtį, kaip paskaitas, kaip pagalba. Nereaguokite pikčiu įnirtingais, tiesiog proaktyviai veikite. Ir meilė visam, kas gyva, turi atsirasti, tada galėsit laimėti. Ir papasakosiu, kaip vakariečiai važinėja į Šri Lankas. Labai gerai važiuoti į Šveicariją, kas turit pinigų. Vokietijoje yra nepaprastai geri medikai, kurie dirba ajurvedos metodais. Ir Meksikos valstijoje yra labai didelis centras, kur indų kilmės, netgi gal rusų kilmės dirba, bet jau labai labai seniai išvažiavę, tik pavardės likusios kelios iš Rusijos. Tai yra atjaunėjimas, tai valymasis ir satvinis gyvenimo būdas, satvinė mytyba. Ko mes tikrai nesilaikom, tai sveikatinimas. Tai ajurveda atjaunina žmogų arba sulaiko senatvę, kad galim klestėti ir turėti tą holistinį požiūrį. Nes mus veikia ir kitų žmonių mintis per pasąmonę, tai sukelia genų pažaidas. Pas mus veikia drėgmė, šaltis, šiluma, kaip ir kinų medicinoje. Reikia laikytis metų laikų. Valgykite daugiausia 80% to meto laiko maistą, kuris laikosi. O šiaip aš pakalbėsiu apie kūno detoksikaciją, vadinamą pančakarmą ir satvinį gyvenimo būdą. Ir šiek tiek ugdykit dvasingumą. Lengviausia per meditaciją, maldą, bendruomenės, nes joga irgi ne kiekvienam. Tai labai yra daug ajurvedos klinikų ir pančakarma tai kūno valymas. Mes tikrai jau turim virš 40 metų daug šlakų, kurie yra visavalgiai ir kurie retkarčiais yra alaus išgeria ir šašlakėlių pavalgo. Ir pančakarma iš 5 karmų, toksinams iš kūno šalinti. Tai valymas vičaran,
Tai tiesiog šveičiamas kūnas, pastas, nuovira, prakaitavimas, išeina per prakaitavimą su garais, saunose, gali vakariečiai dažniau eiti saunų. Po to prievartinis gydomasis vėmimas. Visi šlakai vėmimo metu pasišalina iš krūtinės ląstos, nebus plaučių uždegimų, bronchitų. Vadinama nuodai, kurios kapko tipo žmonėms dažniausiai, tokiem tvirtiem. Basti. Basti tai klizmos. Pašalinama doša vata, perteklius ir vatos nuodai, tai yra storojo žarnyno dažniausiai. O kai darom vičeran, tai gali būti, kad kartais duoda tokių žolių, kad paleistų vidurius, tai išvalomas plonasis žarnynas, kas iš vis pas mus medicinai labai retai daroma. Ir dar kraujo detoksikacija, nu pas mus irudoterapija paplitusi yra ir nosies valymas, kas pas mus visai nepaplytę, nuovirai, aliejai, garai, nu, inhaliacijos šiek tiek paplytę. Ir geriau daryti gydytojų prižiūrint. Kas važiavė į Vokietiją, važiavo, tai sako, tikrai kiekvieną dieną darbas, darbas, darbas nuo ryto iki vakaro ir speciali mytyba. Su jumis pasima maždaug 3 žmonės į palatą ir gydytojas 2 savaitės su 3 tik žmonėm dirba, 2 savaitės, ne 10 minučių. Tai va, gydomoji valymo terapija iš prakaito liaukų pašalinami, daug prakaituojama, daug daroma aliejinių masažų, nes tada tiesiog su aliejum ištraukiami iš sąnarių, iš kitur ištirpsta nuodai, nes nuodai irgi yra kartais bioaktyvios medžiagos, tik tai nepadedančios mus naikinančios. Tinka alergijoms, odos lygoms, lėtinam karščiavimui. Arba eikite į jurvedinį masažą, mažai kas daro. Vamano tai gydomasis vėmimas. Tai pašalinama daug, daug gleivių. Duodama gerti arba pieno su specialiom žolelėm, arba stipriai saldymedį, tada jis stiprus saldymedžio nuovirimas labai šleikštus ir žmonės apsiveria. Padeda nuo tonzilito pykinimo, apsinuodimo maistu, tam tikrų astos simptomų. Tai čia vienkartinis, ir po to reikia atsistatyti. Sau jūs nedarykit, aš tik pasakoju ir tikrai vakariečiai gydytojai kartais atvažiavusius iš Šri Lanką, kitur irgi taip gydo. Ir nelaukit, kol prasidės pirmos stadijos vėžio ar kitas, tada jau valomoji terapija net kartais netaikoma. Čia reikia dar, kol netėjo senatvė, apsivalyti, kad gyvybingi būtumėm tam trečiam gyvenimo periode. Bastyt klizmą. Jos būna arba didelės, vandeniu su druska ar su žolelėm, ar mažos aliejingos daugiau pastiprinimui, kai keliasdešimt mililitrų, 60 mililitrų su žolelių aliejais, detoksikacijai valymui. Ir va, vidurių užkietėjimas, širdies, kaklo, sąnarių, apatinės nugalės dalies skausmai, pilvo pūtimui. Nu, kai žmogus labai užterštas žarnynas, žarnynus lygų profilaktika. Šiaip kraujo nenuleiskit, viduramžiais būdavo nuleidžiama barbariškais metodais, jūs eikit pas gerą chirurgoterapeutą, kuris galbūt buvęs gydytojas ir dirba klinikoje, arba esantis gydytojas, ne taip pasakiau, šiaip gydytojai. Buvusių gydytojų nebūna gal. Žmonėms kenčiantiems nuo anemijos, edemos, silpnumo, tiesiog podagras, spuogai, abscesai, pūslelinės, kepenų, blužnies padidėjimas, nuodai. Pašalina toksinus iš kraujotakos. Tai labai labai svarbu. Onasija tai labai retai atliekama, aš tik sakau, kad su išlydytų sviestu gy, bet išlydytų gy kūno temperatūros. Galit pamasažuoti ir su sezamo alieju vėl pašildytų gy kūno temperatūrą. Netgi mažiau bakterijos virusai per gleivinę pateks kaip apsauginis barjeras, nors pats sviestas gy nenaikina bakterijų. O šiaip įkvepiama žolelių garų, iš nervės pilama žolelių nuoviras. Jūs nieko to nedarykit, galit, būna į nosį lašint jūros vaistinėse vanduo specialus švarus, be bakterijų ir galima tai praplauti. Netgi nasė skaitosi labai gerai galvos odai ir plaukam, nuo plaukų slinkimo, žilimo. O tie žingsniai, tai va, kūno paruošimas, mes turim nusiteikti, valgyti savaitę be gyvūninės kilmės, be mėsos, tokį maistą, daugiausia daržovės, šiek tiek košių, šiek tiek ankštinių.
O taip prakaitavimą sukelt arba nueiti į masažą, kur labai taip kaip pas mus saunose arba po saunos. Tada priverstinis vėmimas arba vamana, kaip minėjau, saldymedžio nuovirą medų, o prieš kelias valandas varškės ir ryžių duodama lengviau išsivemiama. Vidurių valymą, laisvinimą, irgi žolelės skysčius, visi žinot, kad tai ricinos aliejus pas mus vakariečiams. Ir klizmos irgi iš vandens ar aliejų. Ir šiaip labai labai po to daug naudojam atstatomųjų procedūrų, labai daug daroma masažų ir patentuoti ajurvedos vaistai vartojame. Ir iš pas mus yra tirpala, galima kurį laiką pagerti, tai trys vaisiai, tripala, triploda, trys vaisiai, kurie valo šlakus. Vieni šlakai susidaro dėl vienos energijos neharmoningos, antros ir trečios. Ir tai labai geras, mokslo pripažintas, aprašytas, yra net išleistas žurnaliukas anglų kalba, man buvo duotas, kur buvo įvairiose klinikose išbandytas tirpalos veikimas. Jos gal iš pradžių reikia sumažinti, nes man žmonės pasakojo, kad prasideda tokie kaip ir išberimai, nespėja matyti tie nuodai, išėję, susikaupę riebaliniam audiny kitur, nespėja šalinti, jeigu silpnesnės kepenys inkstai beria per odą, netgi žmogui atsirado sąnarių skausmai, galvoja, kad nuo tirpalos, gal ir ne nuo uždegimo. Šiaip uždegimas visada yra irgi šlakų šalinimas. Šiaip gali šlakai mėgoti, o kai uždegimas prasideda, tai reiškia, kad žūtbūt nori išstumti iš kūno šlakus. Aš labiausiai žinau čia man prašo. Tai jau čia grinai išsivalius ir norint po išsivalymo gali būti silpnoka atsistatyti. Ir dar trikatų naudojamas, bet jis daugiau yra valymuisi. O šiaip sulčių ekstraktai, žolelių tepalai, nuovirai naudojamų. Ir gydytojo konsultacija galima nuvažiavus į Indiją, yra nuotolinės, mano draugės buvusios ajurvedos centruose, kurie yra mokslinėse universitetuose, tai ten tikrai profesionalūs gydytojai ir kartu ajurvedos gydytojai turintys didelę praktiką visą tai daro ir atlieka. Čia va, mano draugė yra buvusi, ne aš buvau. O šiaip atnaujinimo procedūros ajurvedoje tai tiesiog sveikatą, vyriškumą, kognityvinę galią. Ir aš labai daug jums pasakau. Viena pagrindinių ajurvedo žolių yra švaganda, pačioje duosiu nuorodas apie ją. Tai jinai daugiausia kognityviniams funkcijoms, o naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad ir prieš vėžinės, prieš artritinės savybės. Bramžolė. Tai yra kitas porūšis, kaip ir gotų kola labai panašus, tai irgi kognityviniam funkcijom. Ir šiaip yra daug kitų žolių, tai va, matot, čia yra amalakė, visiems žinoma, vitkanė somnifera ir yra švaganda, pipiras, terminalė hebula, jūs tikrai viską galite rasti. O aš pagal došas, tam kudiem žmonėm, kuriem nervų sistema, kuriem žarnyną pučia, tai aš švaganda, haritakį. Česnakas yra tamas. Pitoms alijošius, šafranas, taukė šaknis, sparagai šatavarė, kapkom debesylas, pipalė, terminalė belerika. O kitos rasajano žolės yra batatai, saldymedis, ašvaganda, čia vam prašas, visom. Ir būtinai mytyba ir satvinis maistas. Ir satva būsena. Satva būsena žmonės tokie nesuirzę, geri, myli visus. Iš vidaus tas eina gerumas, dvasingumas. Eina vedami taip ir aukštesnės lik jėgos. Jie harmonizuoja pasaulį. Ir mytyba turi didelį įtaką jūsų proto savybėms. Ir satva gunoje žmogus neserga, bet maistas švarus, šviežias, lengvas. Jokios prievartos prieš kitas gyvas būtybės, tai brahmanai ir dabar daug žmonių išsigydo sunkias ligas. Jau kai išsivalo šlakai iš kūno, kai išsivalo, galima vartoti ir pieną. Pienas neprievartiniu būdu gaunamas. Ir, o pas mus atvirkščiai pieną labai nuvertino mėsą. Iš gyvūninės kilmės produktų vis dėlto pienas geriau virškinamas negu mėsa ir šiek tiek pieno, bet šilto ir su prieskoniais vartoti. O radžas mes daugumą siekiam karjeros, gyvenam, lakstom, norim pasirodyti, mada.
tikslo siekimas, noras aplenkti kitų. Tai radžas guna, nei jinai bloga, nei ką, jau tada galima ir kavos, ir mėsos šiek tiek. Ir jeigu esi tokio gūnai, tokio maisto ir nori, nes vien maistas jūs nepakels į satvą gūną, tada čia tokie atsidavėliai, vienuoliai, labai pasiaukojantis dėl žmonių turi, kad jiem tiktų satva maistas. Bet jeigu jau pradedėjai tuo keliu, tai ir maistą renkės atvinio tamą, tai čia pasakysiu žargoninį baisų žodį, pijokas, asocialus, toks zanūda gyvenime, kuriam viskas negerai. Va, tokie žargonizmai lietuviški labai gerai apibūdina to žmonės. Tabakas, mėsa, nešviežias maistas. Ir mytybos mokslas labai daug. Nes kiekvienas maisto kasnelis virsta mūsų kūnų, jausmais ir protu. Tai va, kokį maistą valgome, taip ir mastome. Va. Ir svarbiausia, kad žmogus jaustųsi dvasia ir į kitus žmonės žiūrėtų kaip į dvasę nešančius subjektus. Ne kažkokį objektą, kur jam naudingas, bet į tokį subjektą su dvasia ir vasatvinį žmonės. Tai Tibeto sąžininkai, ramus, domisi muzika, menu, tolerantiški, nuoširdus, svarbiausia, įkvepiantis kitus, nenusmūgdant, radžastinis karjerą, dinamiški, besididžiuojantis laimėjimais, sportas, nėra besąlygiško davimo, labai nori visą laiką, kad bent pagirtų, jeigu jau jie skaitosi gerą darbą, atsilygintų. Daug poreikių ir troškimų. Tamastinis nėra čia ko ir kalbėti. Ir valytis geriausia tik satiniam žmogui, o kai valosi radžastinio tipo žmogus, tai irgi geriausia, kad vartoti satvinį maistą. Štai ir vakarų kultūra labai jau pripažino tą požiūrį. Šiais laikais tas požiūris vadinamas holistiniu požiūriu. Nenusidėkite savo vien malonumams, kad būtų pyragai, šašlykai, nes dažnas atostogų metu to nori, klausia apie maistą, labai žiūri, kad būtų daug importinio alkoholio. Čia Egiptas, Turkija, vien tam ir važiuoja. Persivalgyt, persivalgyt, persivalgyt. Ne visi, sakau, kitiems rūpia ekskursijos, maudymas. Aišku, visi nori, kad maistas būtų skanesnis. Bet ateina tas laikotarpis, kai kūno malonumai baigti apie 65 metai, nes negali lakstyti, šok, dainuot. Ne visiems, bet kiti nebeturi jėgų. Ir dirbti nebe taip nori. Tai tada reikia stiprinti ir kognityvinės funkcijas, ir atstatyti raumenis, ir satvinę mytybą. Ir tas ajurvedinis gydimas nuo lėtinių lygų, bet ir sanarių detoksikacija, kaulų raiščių stiprina, uždegimą mažina sanariuose, tai unikumas. Ir klausykitės išmintingų žmonių, labai daug yra. Aš sportu per mažai galbūt domiuosi ir labai žiūriu žmonių kaip Albertas Skurvydas, Igoris Opriško patarimų, pasižiūriu, ar išlaikau pusiausvyrą, ar padarau tiek pritupimų, ar tiek, kiek reikia, sulaikau kvėpavimą, dar trūksta visko. Taigi yra kūno, proto ir jausmų tobulinimas, kiekvieno iš mūsų gyvybingumą skatinančių veiksnių palaikymas labai svarbus, to visiems ir linkiu, kad neužmirštumėt viso to, kad kasdien tą tobulintumėt, kad būtumėt sveiki, laimingi ir turėtumėt gyvenimo tikslą.